Nu, tvarka. Sveiki visi, nors už lango šalta, bet mes vis tiek Tvirtovės nekilnojamas turtas dirba. Šiandien atvykom į tokį gan įdomų objektą, kuris randasi Vandžiogalos Kėdainių 32 gatvėje. Čia didelis, ganėtinai apleistas, bet labai didelis 3 aukštų pastatas, kur galėtų būti kažkokie senelių namai, prieglauda ar kas. Aišku, investicijas reikia nemažai, bet sklypas didelis, šalia dar kitas gyvenamosios paskirties namukas yra. Aišku, reikėtų labai daug investuoti, dėti, bet tai viskas atsiremia į kainą. Tai žiūrim toliau, ką mes čia galėtume pamatyti. Einam pasižiūrėti. Biškai buvo tvarkoma pradėta, matyt, bet viskas, kaip sakoma, išgriauta. Laukia naujo šeimininko, kuris galėtų pabaigti tos visus pradėtus darbus. Kaip matome, sienos tik tai, lubos likę, kai kur langai, bet vis tiek langai jau nėra tinkami tokie, reikėtų keisti. Bet objektas yra neblogoj lokaciniai vietai, šalia mokykla, darželis Vandžiogalos. Nu ir va, didelis sklypas, netoliese yra šiluminė, kur galėtų būti pajungtas šildymas, šiluminis mazgas, kaip čia pasakius, tvarkingai. Tai va. Nu, einam toliau, pasižiūrim, jeigu kam įdomu, bet čia yra lygiai. Šiandien kažkada tai planavo čia mokytojams įrengti butus, o kadangi švietimo sistema projekto šito nefinansavo, tai taip ir liko. Nedabaigtas. Dabar šiuo metu yra jisai pardavinėjamas, šitas visas pastatas su žemės sklypų ganėtinai dideliu ir dar ten jo sporto salė tokia yra skirta, kur registrų centre registruota kaip atskiras objektas. Mažaaukščių namų. Nu, kol kas viskas. Čia jau 3 aukštas. Pastatas 3 aukštų, toliau ir 2 ir 1 aukštas apačioje, visur panašiai viskas, kaip ir 3 aukšte. Stogo būklė. Stogas viršų yra pakeistas, apie 30 cm apšiltintas, naujai užlenktas. Belieka tik tai vidų pradėti remontuoti, tvarkytis.